Dabar stoviu ir bijau, turime tradiciją bučiuoti su 4 banko lankytoju. Kas tai bus? Numeris 18. Artūras Traška. Sveiki, Artūrai. Čia tokia įdomi metamorfozė, kai išgirdot, kad reiks bučiuotis, jums net plaukai atsistojo. Gerai, su kuo jūs atvažiavote? Ką pabučiuosite, kai laimėsite? Su artimais, su mama, senelė ir broliu. Su mama, senelė ir broliu. Gerai, kodėl tik brolis mojuoja? Va, gerai, visa kompanija. Ką galit mums gero pasakyti apie šaunų miestą Nemenčinę? Tylus miestas. Kol jūs negrįžote. Ja. Gerai, ką veikiate gyvenime? Mokotės, dirbate jau? Mokausi 12 klasėje. 12 klasėje, abiturientas. Kur stosite? Dar nelabai žinau. Nu, sugalvokit dabar ką nors. Kas traukia? Rankdarbiai, siuvinėjimas, šalkalvis. Kompiuterinis dizainas. Kompiuterinis dizainas. Supratau, viskas labai aišku, linkiu jums visokiojo pasiekmės. Studijos žaidėjai taip pat. Linkime įstoti. Linkime, kad jūsų visos svajonės išsipildytų. O dabar, Artūrai, išsirinkime, mielas abiturientė, seifą, kuriame arba automobilis, arba 1000 litų. 6. Gerai, keliaukime prie 6 seifo. Linkiu jums sėkmės jūsų artimieji. Linkiu ir aš. Ateikite arčiau. Mano pasiūlymas jums yra pakankamai dosnus, žinant, kad jau daug automobilių čia buvo, ar ne? Abiturientui tai taip pat įspūdinga suma. Aš siūlau jums 10 000 litų. Apvali, graži 10 000 litų suma. Galėčiau pasiūlyti ir 1000. Įsivaizduodamas, kad ten gali būti 1000, galbūt 2, bet siūlau 10 000 litų. Ar rizikuojate, ar imam 10 000 litų? Per mažai turbūt. Per mažai. Laukiau tokio atsakymo, jūs esate 12-okas. Ir jums tikrai reikės pinigų studijoms. 12 000 litų, toks mano paskutinis pasiūlymas jums. Gerai, imu. 12 000 litų. Atitenka jums, o gal reikėjo dar dėrėtis, ką? Artūrai, būčiau dar davęs, reikėjo dėrėtis. Pasižiūrim, kas ten. Nejaugi dar vienas automobilis žiūrovams į namus. Pažiūrėkime, su kuriuo galbūt automobiliu galėjai važinėti. Atidarom, o ten, 1000 litų. Sužaidėjai puikiai, 12-okui 12 000. Ačiū tau labai.